Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Labą dieną, Love Streams Running kanalo žiūrėtojai ir Spotify podcast'o klausytojai. Sveikinamės tradiciškai iš nuostabiosios audiotekos studijos. Pati geriausia lietuviškų audio knygų, kaip pats geriausias šaltinis jūsų visiems longranam ir longraidam, tai būtinai naudokitės ir klausykite audio knygas. Audioteka mūsų puikus rėmėjas, o šiandien yra iš tikro labai reikšmingas epizodas, aš sakyčiau, toks, kurio seniai reikėjo ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau jisai atsiras, tai yra trailo epizodas. Tuoj pristatysiu pašnekovų savo, bet padarysiu dar labai trumpą intro, kad iš tikro Love Streams Running bėgimo klubas, jo ištakos yra trailo treniruočių grupė. Tai aš kaip treneris, kai pradėjau treniruoti berods ar 2016 metais, tai pirmoji grupelė sportininkų buvo būtent trailo bėgikai ir tai net kelis metus buvo praktiškai vienintelis dalykas, kuo mes užsiiminėjom, tai lakstėm miškais ir kalnais ir po to tai įsišakojo ir į lengvąją atletiką, ir į triatloną, ir į kitus dalykus, bet taip galima drąsiai sakyti, kad trailo kultūra ir trailo bėgimai yra Love Streams Running DNR, tai labai smagu, kad pristatysim šiandien tą trailo bėgimą Lietuvoje šiek tiek plačiau. Ir šiandien su manim yra 3 pašnekovai, tai irgi mūsų rekordas, man atrodo, studijoje dar niekad nebuvo 4 žmonių vienu metu. Tai šalia manęs Jonas Narkeliūnas, Edvardas Moseika ir Laurynas Remeika. Mūsų klubiečiai ir, sakyčiau, tokie vieni iš labiausiai jau patyrusių uodegas į eketę įkišusių trailo bėgikų Lietuvoje. Daug kur dalyvavo, prieš kelis metus buvę ir vienoj laideliai po Monterosos varžybų, tai jau kas seka mūsų podcastą seniai jau jos turbūt matė ir atsimena, tai tikslas šiandien pakalbėti apie trailo bėgimą Lietuvoje ir ypač svarbiausia padaryti gerą intro tiem, kas galbūt tik atras šitą sportą ir padėti užsikabinti, padėti pradėti šitą sportą praktikuoti ir gal kažkokių padėti išvengti klaidų ir taip toliau. Tai va, labas vyrukai. Labas jums. Labą dieną. Sveiks tamst. Nu, tai gerai, pradedam gal nuo tokio, tiesiai einam prie pagrindinių patiekalų ir prie reikalo ir norėsis išgirsti jūsų nuomonę, bet man atrodo, kad Lietuvoje dažniausias scenarijus, kaip atranda žmonės trailo bėgimą, tai būna, kad jie jau būna pasportavę plento bėgimą, dažniausiai jau būna įveikę kokį maratoną, nes dažniausiai taip žmonės pradeda su to iššūkiu ten 5 km pusvalandžio maratono, tada įveikia maratoną ir dalis renkasi greitinti vis tą maratono asmeninį laiką, o kitiem pradeda kirbėti pala, tai už maratono dar čia toli gražu nesibaigia, visas čia tik prasideda dar nuotykiai, kad galima bėgti daug ilgiau, daug sunkiau ir tada atranda trailo ir kalnų bėgimus. Tai iš jūsų patirties, kas manot yra svarbiausia ir ką pirmiausia rekomenduotumėt žmonėm, kurie tik tai pradeda svarstyti apie trailo bėgimus ir galbūt ypač ilgesnius bėgimus, ilgesnius nei maratonus ir nuo ko pradėti reikėtų iš viso? Reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad tai yra skirtinga sporto šaka. Jeigu grinai pereinam nuo plento ant trailo, mes turime visai kitą dangą, turime visai kitą reliefą, bėgi aukštyn žemyn, tai ką visų pirma reiktų padaryti, turbūt išmesti peisą iš galvos ir laikytis savo jutiminio pojūčio, kaip orientyrą, kas yra sunki pastanga, kas yra lengva pastanga.
nebijoti ir paeiti, nes mes visi, kad ir kiek būtumėm stiprus bėgikai ar silpnesni bėgikai, vis tiek į kalną lipam vien dėl ekonomikos bėgimo, galim sakyti, energetinio. Iš energetinės pusės lengviau eiti, negu bėgti į kalną. Tai eiti yra visiškai normalu, į tą peisą tikrai nereikia žiūrėti. Kitas dalykas, tiesiog pratintis po mažu, nes tai ir danga kita, kadangi bėgi miške, yra šaknys, yra šlaitiniai nusileidimai, nesunku užkliūt, nesunku netaip koją pastatyti, gali tiesiog imti ir išsisukti čiurną. Gal dažna situacija, kad bėgikams, trailo bėgikams, ultramaratonikams greičiau užkala keturgalviai, o plentininkams blauzdas. Tai irgi toks tas skausmas, kurį jauti po bėgimo, dažnai būna kitose vietose, negu esi įpratęs. Aš tai tik tai gal pasakyčiau, kad Stravai reikia nusiteikti, kad jau bus aktyvičiai nebe po 12 km, 15, o bus 7 ir tas kilometražas tikrai stipriai kris. Tai ir dėl to, kad ir to vertikalus sukilimo renkamo yra ir tas užtrunka iš tikrųjų. Ir skirtingo pobūdžio treniruotės reikia iš tikrųjų daryti. Tai tiesiog nesitransliuoja tie maratono laikai iš plento ateinant į trailą ir tą reikia suvokti, kad visgi reikia kartais tiesiog lėčiau galbūt pradėti visą tą apsipratimą trailę. Aš atsimenu labai linksmą istoriją, kai mes ten prieš daug metų pradėjom Vilnius Sapieginės trasą bėgiot. Ir atsirado ten tokia šeštadieninė treniruočių grupelė ir vis ateidavo koks maratonininkas ir paklausdavo. Ir pirmas klausimas, tai kokiu peisu ten bėgioja? Sakau, gerą dieną 6:15, bet sakau, gerą dieną, sako, čia tada bus lengva. Ir ateina tokio visiško atsipalaidavimo ir supranta, kad Sapieginiai 6:15 yra visiška agonija ir dažniausiai baigdavo, sako, aš nuo fizinio pamokų nesu taip kentėjęs. Tai tikrai gerai čia turbūt sutinku, kad tą peisą reikia išmesti iš galvos arba bent jau visai nelyginti su plento bėgimais. Man rodos, kažkada Gediminas Grinius čia buvo išsivedęs Sanę pabėgioti į Sapieginę irgi, atrodė nuotraukose toks pavargęs. Tai čia sutinku jo, kad daug trailo, kas tik tai pasižiūri trailą, tai galvoja, kad tas ėjimas į kalną, kaip tu jo minėjai, kad reikia nusteikti, kad eisi į kalną, tai atrodo tokia kaip, kas čia per sportas, čia vaikščiojimas, o ne bėgimas. Kad paguos tave tai vadinam power hiking, nes šiaip tiesiog ėjimas. Bet čia tikrai, kai jau tą patiri savo kailių ir supranti, kiek energetiškai ir kiek fitneso reikia norint greitai power hiking, tai tada supranti, kad čia respektabilu, nereikia to visai bijoti. Tai, žodžiu, rezumuojant, rekomendacijos išmesti peisą, nežiūrėti į kilometrus. Tai taip, o kitas dalykas, kas man atrodo didžiausias yra skirtumas, nes, kaip, pavyzdžiui, treniruojas plento maratonams ir treniruojas ten kur nors Vingio parke ar pakrantį, tai, maždaug ir treniruojas tokiom sąlygom, kaip iš tikrųjų ir bėgsi varžybose, bet ką daryti, nes dauguma Lietuvoje besitreniruojančių trailo bėgikų važiuoja į varžybas kalnuose. Ir ten sąlygos yra visiškai kitokios negu Lietuvoje, kur mes akivaizdu kalnų nelabai turim. Tai čia turbūt didžiausias galvos skausmas žmonėm, kurie galvoja, kaip treniruotis Lietuvoje kalnų bėgimams. Tai ką jūs rekomenduotumėte? Tai gal iš asmeninės patirties, gal kad pačioj pradžioj gal kažkiek neužsiprieš labai didelių tikslų, kad sukopsiu, pavyzdžiui, ten pusę Everesto, kokius 4-3 tūkstančius per varžybas, bet gal apsižiūrėti savoj, lokalioj rinkai, ko yra, nes mes turim labai daug tų varžybų, kur toj pačioj Sapieginiai vyksta X trasa, yra trail kalvės varžybos, Kuršių nerija, kur yra to sukilimo kažkiek mažiau, kuriam pasiruošti tikrai galima tiek Vilniuje, tiek Kaune. Tikrai esam pakankamai, kaip čia, laimingi turim būti, nes turim tą pačią Sapieginę, kur gali rinkti visai nemažai to sukilimo ir visai prie pat centro. Ta prasme, yra labai mažai pasaulyje tokių miestų, kur galėtum tiesiog išėjęs iš namų, kažkur 10, 20, 30 minučių skirtumų nuo namų galėtum susirasti kalnus, miškus, kur galėtum surinkti per 1,5 valandos, tarkim, 1 kilometrą perrokštėjimo vertikalaus. Tai pradedant tuo, tiesiog po truputėlį.
Gal dar galėčiau, Edvardai, paprašyti, įsivaizduokit, kad tikrai mūsų klausysi žmonių, kurie dabar karpausim ir galvoja, kas tie vertikalūs metrai ir apskritai nuo ko pradedam, tai jeigu sakom, kad kilometrus ir peisą išmetam, bet vertikalūs metrai yra turbūt treilė tas parametras, kuris taiga jau reikia pradėti sekti, kurio plentininkai turbūt net visai nežėdo. Tai ar gali truputį papasakot, kas tai yra, kaip jie skaičiuojami, kokie yra maždaug varžybų standartai, kiek per treniruotės reikėtų rinkti, kaip prisijaukinti juos, tai Jonai, manau, tu čia geriausias esi. Na, kiek valandų mes čia turim. Jeigu paprastai, tai vertikalus metras yra tiesiog metras sujudėtas aukštyn. Tai čia, nežinau, paprastesnio apibrėžimo turbūt nesugalvosi, bet Lietuvoje, aišku, tie kalnai pas mus baigėsi ties 60-70, sapyginiai gal arčiau 50 metrų yra kalniukų, tai subėgi į kalną, prisirašai 50 metrų, nusileidi, bėgi atgal, dar 50, jau 100 turi, tai taip yra tie metrai renkami. Renki biudžetą ir jeigu planuojasi varžybas užsienyje, tai to biudžeto visai reikia gero. Įprastinė, gal patogi metrika yra, kiek yra metrų per kilometrą, koks vertikalus tas pokytis per kilometrą, įskaitant ir bėgimą aukštyn ir žemyn. Tai tokios gan įprastos Alpių varžybos, jos dažnai orientuojasi apie 120, kas yra 60 metrų užbėgti ir 60 metrų nubėgti per 1 kilometrą horizontalaus judėjimą. Tai, sapyginiai, tai tas ir maždaug atitinka, vienas kalniukas aukštyn ir kažkoks gal su mažu apibėgimu nusileisti žemyn. Jeigu kalbant apie lietuvišką šiaip treilo varžybas, tai čia jau yra per akis, nes, pavyzdžiui, didesnės varžybos X-trasos, tai yra maždaug 500 metrų per 5 kilometrus, čia jau būtų 200 gal, čia jau yra spektro kita pusė, bet jeigu Kuršinerį žiūrėsim, tai Kuršinerį yra 70 km ir berods 900 metrų, tai čia, jeigu taip išdalinsi per visą atstumą, atrodo, čia nelabai kas yra, bet iš tiesų ten surenki tą visą sukilimą keliose vietose, tai iš pasiruošimo pusės kaip ir truputį reikia pasiruošti, bet persistengti nereikia. Bet vėl, važiuoji į Alpes, ten kalnai aukšti, dažniausiai bėgi į viršų bėgi lipi 1 kilometrą, nusileidi tą kilometrą, vėl lipi 1 kilometrą ir taip 5-6 kalniukai, kol turi tuos 5-6, jeigu ilgesnės, net iki 10 gali būti kilometrų, tai tokie tie skaičiai šiaip gan dideli. Artimiausia, atsiprašau. Prašom, ponas. Artimiausia, tik norėjau pasakyti, alternatyva treniruotėms Lietuvoje, tai turbūt būtų Lenkijoje, kur galėtume važiuoti pietus, sakykime, 10-11 valandų važiavimo su mašina ir tu esi jau Zakopanės kalnuose, kur gali laisvai rinkti tą patį, neklystu, vertikalų kilometrą kalnuose. Aš tik tai norėjau, gal čia irgi skirtumas nuo plento, toks esminis irgi atsiranda, kad plentą tu gali iš kiemo užsimauni batus ir bėgi takeliais ir šaligatviais ir grįžti namo. Su treilo treniruotėm reikia daugiau planavimo, iš tikrųjų, ir tenka automobiliu pavažiuoti iki geros vietos treniruotėms. Tai tokia logistinė prisideda laiko prasme tikrai daugiau. Kiekvieną savaitgalį turiu nuo Žaliųjų važiuoti iki Sapyginės, tai kas 30 minučių yra, vėl namo 30, iki Gariūnų 40 ir ta logistika atsiranda tikrai daugiau. O dėl pačių treniruočių, tai taip ir ruošiesi, iš tikrųjų yra geros vietos, gal treilo bėgikai, kiti klubai žino. Ten Sapyginės Slidininkų kalnas, Karoliniškėse yra gražus kalnas, kur galima rinkti, Trijų kryžių kalnas, Gariūnų geras irgi vieta. Tai tos yra tokie vietelės, kurias treilo bėgikai mėgsta ir atvažiuoja ir 2-3 valandas bėgam aukštyn žemyn. Šlifuojat praktiškai tą vieną ten ar 2. Taip. Yra pakankamai šiaip pavyzdžių, gal ne Lietuvoje pavyzdžių, bet užsienyje, kur atletai ruoždamėsi pagrindiniam varžybom, jau tokio gal labiau elitinio lygio atletai,
važiuoja po 3-4 valandas į vieną pusę, vien tam, kad sekmadienį pasitreniruoti tas 3-4 valandas ir grįžti atgal. Tai praktiškai gaunasi visa darbo diena. Tai Lietuvoje turint sąlygas, kad ir pusvalandis, čia yra, manau, visai neblogos sąlygos treniruotis, būtent kartuoti tą patį kalniuką. Jo, o įdomu dabar irgi taip, toks gal naivus klausimas, bet aš įsivaizduoju, kad tikrai daug kas pagalvos apie tai, va, ypač jeigu ruošiasi kalnų varžybom kažkur užsienį ir pirmiausia, neramu ir galvoja, ar aš esu pasiruošęs, besitreniruodamas Lietuvoje, čia rinkdamas tos metrus ir pirmą kartą turbūt dalyvaudamas žmogus galvoja, koks turi būti tas, kiek tų vertikalių metrų reikia surinkti, kokie tie turi būti longranai, bėgant juos, ar galėtumėt pagal, tarkim, kažkokias, aš įsivaizduoju, tradicinės pirmos distancijos ir kokie 50, 60, 70 km kalnų ultras, kur jūs tikrai žinot, ką tai reiškia. Tai vat žmogui, kuriam dabar rūpi, kaip man žinot, kad aš pasiruošiau, kaip jūs pasakytumėt lietuviškom sąlygom? Na, manau, pasiruošimas šitoje vietoje svarbu atskirti gal bėgimą į viršų ir bėgimą apačią. Tai į viršų dažniausiai mes tą dalį puikiai sugebam pasiruošti ir asmeninė ir kitų žmonių patirtis liūdė, kad į kalną lietuviai lipa gerai ir stipriai. Manau, kad ir čempionatas bus, manau, kad visai stipriai mūsų vyrai subėgs ir moterys. Bet leistis čia yra jau kitas klausimas ir neturėjęs geros patirties kalnuose, kur reikia visą vertikalų kilometrą bėgti žemyn ir akmenys, staigus serpantinai, skardžiai galop yra tas toks, vieniems vertigo būna, tiesiog atrodo visiškai, kas turi daugiau patirties, įsivaizduoja, kad čia vos neplentas, gali bėgti atsipalaidavęs su greičiu, o kitas jau čia laikosi už žolių, už sienos ir šliaužia, nes tiesiog mato, kad... Nes baisu. Baisu, tiesiog jo. Baisu mirt, tai aišku. Tai tas laisvumas ir greitis čia bus pirmas dalykas, ką pastebėsit greičiausiai, kad visi kiti lenks ir lenks atrodo bėgdami be pastangų, o tu ten painiosies ir gal negriuvinėsi, bet tikrai prarasi daug laiko. Tai reikia šitą atskirti tiesiog, kad downhillui pasiruošti Lietuvoje yra labai sunku, gali bandyti ten ant Gedimino pilies per akmenis, ar Sapieginė yra toks nusileidimas prie šuns. Bet sunkiausia gal tas, kad apskritai turbūt ilgiausia nuokalnė, jeigu ją bėgi greitai, ten turbūt minutę bėgi, bet dažniausiai gerokai net ir trumpesnės. O kalnuose ten būna, kad ir po valandėlę tenka downhillint vieną, tai tada tas skirtumas yra šiek tiek. Nuovargis susikaupia, bet grįžtant prie kilimo į viršų, tai 40-60 km distancijos jos įprastai turi po 2-3, jau ten sunkesnės, gal biškai daugiau negu 3 vertikalius kilometrus. Tai jeigu per savaitę panašus skaičiai susidaro, kas šiaip visai yra adekvatus laikas skirtas lipimui, nes jeigu nebėgi Sapieginę, tai tų metrų taip lengvai nesurinksi. Čia Vilniečiams labiau, bet tai yra surenkamas skaičius ir Bet aš norėčiau pridėti gal Jonai tik tai, kad čia jau tokiems labiau patyrusiems jau gal tą tokį 3000 metrų vertikalius surinkti, tai jau čia, jau sakyčiau, toks jau geras bėgikas, stipriai besitreniruojantis. Treniruotės metu čia jau būtų labai riebu. Pradėti tai vis tiek, aš atsimenu pirmą kartą, kai rinkau 500 vertikalių metrų, aš po jų savaitę jaučiau kojas. Galvojau, kaip čia žmonės po vertikalų kilometrą. Tai jeigu tik tai pradedate tą trailą, bus pirmosios varžybos, tai neperspausti reikia, iš tikrųjų neišbėkite pirmą treniruotę, savaitgalį rinksiu vertikalius ir vieną vertikalų kilometrą rinkti. Ne, surinkit tuos 400, pasižiūrėkit, kaip jaučiasi, kaip kūnas atsigauna, tada ten 600, 800 ir saikingai. Ir gal dar, sakyčiau, neišsirinkti pirmų varžybų starto kaip svajonių varžybų, kad tai būtų jau pirmos ir paskutinės varžybos, jeigu nepatiktų išsirinkti kažką adekvataus, būtent jeigu esi maratoną bėgęs, atsižvelgti į kiek užtrunka tas maratonas ir kiek galėtų užtrukti ta pati trasa trailė, tai galbūt būtų konversija gal 25 km su kažkiek sukilimo, bet nesakyti, kad dabar jau pradėsiu ruoštis ten 80, 100 ir 100 mylių dar neišbėgus trumpesnių atstumų, tiesiog, kad toks būtų įsivažiavimas.
ir pajaus, kas tai yra. Ir galbūt, kaip sakau, tą pačią Lenkiją galbūt nuvažiuoti, kur tikrai didelis labai susidomėjimas trailo varžybomis ir jų pasirinkimas yra didelis ir skirtingos distancijos ir tiesiog išsibandyti save ten. Aš tai tiesiog siūlyčiau šeimos atostogas kombinuoti su nebūtinai varžybom, bet dažnai vis tiek trailo bėgikai myli gamtą, tai atostogauti kalnuose. Varom pahaikinti ir iš tikrųjų tiesiog varyt bėgiot. Vieną dieną 5 ryto taip paslapčiai išeiti, iki 8 susisukti, tą pačią gal kokią lengvą varžybų trasą, ne varžybų metu, bet prasibėgti, pasižiūrėti, koks jausmas, būti vienam kalnuose, nes irgi mažesnės varžybos jos tiek dalyvių neturi, tai didelio laiko dalį tenka leisti ir su savim vienu. Tai tiesiog pabūt kalnuose, pasižiūrėti, kaip judasi, be jokio tikslo, be jokio rezultato. Dar aš tada jau pabūsiu vedėjas, tai aš galvoju, kai jau galvojate nuo 50 km varžybos ir 3 vertikalus sukilimo, man tik kai vertikalus metrai, kai šnekam apie vertikalius metrus, tai visą laiką jau apie lasdas pradedu galvoti. Taip. Tai nežinau, ar aš čia užbėgau už akių. Ne, tai man atrodo, organiškai aš ir norėjau eiti prie šito kito klausimo, nes uždarant šitą, tai jo, tai girdžiu iš jūsų vis tiek tokią linkstam prie to, kad tikriausiai, jeigu galvojat apie trailo ultramaratonus ir tos bėgimus kalnuose, tai pabandykit, turbūt vis tiek neišvengsi to, kad reiks nuvažiuoti į kalnus ir arba pahaikinti, arba ten šeimos atostogų metu ištrūkti paslapčia arba kažkokią trumpesnę distanciją įveikti, nes turbūt vis dėlto nėra kažkokio triuko, kaip galima nepabuvus kalnuose suprasti apie ką tai. Ir jeigu jau mes žinom, koks ten reljefas, žinom, ką reiškia bėgti Alpėse, tada jau galim Vilniui treniruotis arba Lietuvoje, bet tikėtina, kad neverta užsirašyti į kokį nors 100 kilų ultramaratoną Alpėse iš karto, nes gali apkarsti patirtis. Tai su šituo tikrai sutinku, ir tada einam prie to, kol Laurinas jau nuskubėjo teisingai. Tai kitas labai, man atrodo, opus toks klausimas, tai įrangos klausimas trailė, nes čia, sakyčiau, turbūt be techninio to pasiruošimo įranga ir mityba yra turbūt tokie visiškai, mityba gal mažiau, bet irgi labai didelis skirtumas nuo plento bėgimų, nes plente ten įranga yra labai nedidelis skirtumas ten nuo tavo aprangos, avalynė, dabar karboniniai batai šiek tiek skiria, bet trailė tai įranga, sakyčiau, gali arba visiškai apkartinti patirtį, arba labai labai padėti. Tai vėl jūs jau aišku turit, turbūt čia galima įrašyti kokį 24 valandų podcastą apie siūlės kiekvienos kuprinės ir kaip patogiau susipakuoti lasdas, bet pabandom, vis tiek fokusuojamės šiandien į pradedančiuosius, tai ar galėtumėt pasakyti, kas yra esminiai dalykai, kur tikrai reikia žmonėm investuoti, kur, pavyzdžiui, tikrai reikia nusipirkti kažkokią svarbę gerą įrangą ir kur galbūt ten galima nesukti galvos. Kas yra trailo starter packas? Tai gal po vieną galim kaip nors nuo savęs po vieną dar. Aš tai galiu pradėti nuo to, kad be įrangos dažnai net varžybų negali bėgti. Yra tiesiog reikalavimas turėti vieną, kitą, trečią dalyką ir atvažiavus atsimti numeriuką pasižiūri, ar tu tuos dalykus turi. Tai būtini dalykai, tai visų pirma yra kuprinė. Kuprinių yra įvairių, didelių, mažų, tai su švilpuku, kas būtų. Ne. Jeigu jau rinktis, tai gerai, kad būtų švilpukas, dar 2 nemokamos gertuvės įdėtos, nes irgi reikia litrą vandens nešti. Čia gazinat, kai lūž koja, kad galėtum gulėdamas pakalninti. Ne, tam turi lemputę, kuri turi ant nugaros. Čia taip giliai šeimos biudžetai. Žinau, ar plėstis apie kuprinę, reikia prie kitų daiktų gal. Ne, man atrodo, kuprinė gana svarbu, tai irgi, kad nepirktų turistinių kuprinių žmonės. Yra keletas brandų, čia gal nereklamuoti, tiesiog ta kuprinė turi ant tavęs sėdėti taip, kad net nejaustum jos ir ypač jeigu koks 1-2 kilogramas priekį gali įdėta, kad nejaustum kaip trinasi, nes jeigu judi daugiau negu ten valandą, tai vietos, kur trinasi, paliks skaudžias žymės ir galop trukdys bėgti ir demotyvuos. Tai ta kuprinė turi būti patogi, turi būti išbandyta, galop ir susidėti daiktus reikia pasitestuoti, kaip patogu išsiimti ir visą kitą. Ir labai sunku būtų su patarimu kažkokiu, nes dažniausiai reikia išbandyti ant savo kūno, būtent tą kuprinę ar netrina ar netrina, nes vienam trina, kitam netrina, tai tų brandų yra daug ir ta skalė didelė ir iš tikrųjų
šiuo metu, man atrodo, dauguma gamintojų, kurie orientuoti į trail bėgimą, jau žino, ką reikia daryti, kaip reikia daryti ir jie daro visai neblogus produktus. Taip. Tai jau tikrai pasistumėjo, sakykime, tam per 10-15 metų visą rinką ir žmonės jau žino tą formulę ir tikrai, manau, range tarp 50 iki 150 eurų kažką galima rasti savo ir priklausomai nuo talpos ir kaip tą kuprinę, nu, tiesiog gulėsim. O čia negalima sakyti tikrai to geriausio varianto? Nu, Ne, galima. Nes man geriausia kuprinė tai yra Salomono Advanced Skin 12. Pakelkit rankas, kas turi tokią kuprinę. Jo, nes čia tokie, sakyčiau, pradedančiajam, jeigu tikrai bėgsi pirmą kalnų. Net 12. Čia investicija būtų jau gera, Jo, ilgam bet geras daiktas. Tai bet toks ir klausimas, matai, kur Taip. verta, nes Bet 12 litrų, tai tu čia planuoji bent 100 km bėgti, arba, nu, dienos bet jinai- Bet išvyka. nesusispaudžia. Susispaudžia, bet Universaliausias daiktas, sakyčiau, temps ilgai su visais. Sakykit, Laurino, kiek 10 metų su to pačia kuprinė. Ne, bet rekomenduočiau gal kokie 5 litrų, nes vis tiek nugarą kvepuoja, netaip ir kainuoja netiek daug. Ir labai priklauso, nes, pavyzdžiui, tos didesnės kuprinės reikės didesnėse varžybose, kur Jonas minėjo, kad reikalinga tam tikra įranga, tai ten jau prasideda striukės, pirštinės, kelnės neperšlampamos, o tokiu atveju reikštų, kad tos varžybos būtų jau virš 100 km, 100 mylių, kur labai dažnai reikalaujama kažkokia patirtis. Jau šiais laikais, jeigu nori patekti kažkokias garsias varžybas, tau jau reikia patirties kažkokį susirinkti, sakykime, krepšelį, stažą trumpesnėse varžybose. Ir tada jau tikrai prireiks tų daiktų ir ta talpa turės plėstis kuprinės. Bet 5 litrai, jo, logiška visai. Tokios kaip maratono varžybos, tai dažniausiai ten reikalauja vandens, binto kokio ir striukės nuo lietaus. Tai kam tystis 12 litrų ir ten tabaluoja viskas, pasim 5. Čia dabar klausytojai gali suprasti, kaip diskusijos gali šitos užsitęsti, bet... Bet čia po pirmo maratono norėsi nubėgti daugiau, ar ne? Ir tada ką, naują kuprinę pirkti? Nu ne. Bet galima seną parduoti. Ne. Nepamiršti. Manau, kad iš tikrųjų nepadarysit, jeigu pirksit tą modelį Salomonas Lab, tikrai yra klasika ir jie berods pirmieji ir sukūrė šitą tokios priglūnančios kuprinės tą modelį, tai iš tikrųjų esu išbandęs ir 5 ir 12 ten bėgimo prasme, nei vienas, nei kitas ten nesiskiria labai smarkiai, tai tikrai nesuklysit ir vienu ir kitu atveju, čia jau tokie niuansai, bet tikrai turbūt išmintinga šitoje vietoje, tai nepataupyt, gal ir nepirkt kažkokios ten galvot, kad tiks kuprinė kažkokia, kur laptopą į darbą nešioju pradžiai, tai tikrai labai gali nubraižyti, nudaužyti ir bus labai nefaina. Tai vat kuprinė tikrai vienas tas dalykas. Ar pati dabar toks atviras klausimas, ar apranga pati iš tikro, nes yra trailo specialų šortai, specialios trailo maikės, bet pradedantiesam, ar jeigu mes ten išbėgsim tiesiog su maratoninė apranga, kažkoks bus skirtumas ar ne? Gal šortai šiek tiek yra? Konfliktinė, jeigu užsidėsi, tai ta pati kuprinė gali biški Vaibiteris. Tai tiesiog per siauri pečiai gali neapsaugoti nuo kuprinės. Bet jeigu paprasta dryfitinė kažkokia maikutė, tai turbūt yra skirtumų. Pilnai galima bėgti. Aišku, jeigu didesnius atstumus pradėsi bėgioti ar bandysi, gal nebe pradantiesiam, tai norėsis jau kažkokios specifinės, gerai garinančios maikės, gal tada ir investuosi į vieną, nebėgsi su tą, kurią gavai ten Vilniaus maratone, pavyzdžiui. Jeigu jau žiūrint į tą, kas padėtų varžybose, tai yra fainai, kai yra užtruktukas priekį. Iš tikrųjų, tada gali prasisekti, vedintis. Jo, turiu. Tai čia jau tiems, kas nori ten performance išspausti. Tai. Ir turbūt aš dabar galvoju, kad ir ilgi šortai arba tie šortai kompresiniai, jo dvigubi, vis tiek naudinga dėl to, kad jeigu bėgsim su maratoniniais šortais, labai dažnai mes power hikinam ir iš tikro rankos būna ant šlaunų ir mes ten gana sunkiai dirbam, ypač kalnų maratonuose, tai tu power hikini ten valandas kartais. Tai tikrai nutrini rankom tas kojas, tai turėti ilgus šortus turbūt yra kalnuose prasmingiau. Tai irgi čia reikėtų tą turbūt pirkinį padaryti. Ir du sluoksniai irgi gan svarbu, nes ir ta judesio amplitudė šiek tiek kitokia negu maratone, tai jo, sakyčiau, gal netgi daugiau visas pusės yra, tai labai dažnai vidinės ten šlaunies vietas pritrina. Tai tie dvigubi šortai būna išsigelbėjimas, bet ne visi yra geri. Dabar nusipirkau vienus, gan pigius iš Decathlon'o.
ir vidinė ta dalis. Skupas moka dvigubai. Skupas moka dvigubai visada. Ir ta vidinė dalis yra tiesiog nelabai pralaidi, kaip norėtųsi ir palyginus, ten, pavyzdžiui, su kitais, kuriais bėgiodavau, ten su Nike'ais, tais dvigubai šortais. Bet irgi, aš nebėgioju su trailiniais šortais, aš tiesiog yra paprasti Nike bėgimo šortai su dvigubai sluoksniu. Jo, bet ilgi, ten, nežinau, jie matuojami ten 7 inčų, nežinau kaip čia. Ir tie būtent Nike man visai patikdavo, nes gerai garina, gerai kvepuoja. O Decathlon viršutinis sluoksnis geras, bet apatinis jau labai storas ir tu jauti, kad ten jau viskas kaista. Tai nepakankamai aptamtas ir trinosi dalykai. Tai... Aš tai išsikirpau tą vidinę dalį. Nes jie geri yra šiaip apie šortus kalbant. Bėgioju su triusikais ir su dvigubai šortais. Nu visiems papasakoti. Bet tie šortai yra geri, nes pažiūrėkit šortus, kurie turi kišenėlės, visokias, nes treilę reikia visokių gėliukų, ten tablečių neštis ir kitokių dalykų. Tai labai patogu, kad dar šortuose yra quick access toksai dalykas, tai jeigu kišenėlių turi, tai labai gerai. Tai gali atstoti ir kuprinę kartais, jeigu trumpesnė yra išbėgimų. Jeigu mažiau reikalauja. Sakyti, kad vienas pirmųjų pirkinių be batų būtų bėgimo diržas. Bet jau buvo praeitam paskeskim. Neikė diržas buvo? Paminėjom taip apie diržus. Kart neminėsiu. Tai aš dar kartą paminėsiu, kad... Gerai, paminėk dar kartą. Vienas pirmųjų pirkinių labai naudingas treniruotėms, kai nereikia su liemenė bėgti trumpesnės varžybose. Tai toksai listas formuojas kuprinę, tikrai verta investuoti, nusipirkti gerą, šortai irgi apkalbėjom, tikrai svarbu, diržas irgi geras labai, batai ir lazdos, sakyčiau. Jeigu jau važiuojame į kalnus, tai striukė yra turbūt vienas pagrindinių dar aspektų, kuris gali, sakykime. Su striukė gal paprašiau nei su batais, nes batai tokie irgi kiekvienas... Pakalbame apie batus, nes turbūt čia daugiausiai irgi, žinau, kad jau čia irgi 24 valandų epizodas, bet taip, norėčiau išgirsti jūsų rekomendacijas, kad sutraukčiau klausimus, tai treniruojantis Lietuvoje ir ruošiantis, pavyzdžiui, bėgimam kalnuose. Jeigu taip reikėtų atskirti, sakykime, bėgiojant Lietuvos miškais ir renkant pakilimą, gal tai bus viena kažkokia batų pora. Tai nuo ko rekomenduotumėt pradėti? Galit minėti ir konkrečius brandus, mes niekas nesam nei remiami, nei sponsoruojami, tai visa čia yra visiškai subjektyvi informacija. Tai vienas dalykas, kad kalnuose yra daugiau akmens, tas akmuo labiau abrazyvus, daugiau suspaustos žemės. Tai dažnai tas protektorius būna netoks gilus ir būna guma pati iš savęs kibesnė, kad prie to šlapio ir sauso akmens geriau kibtų. Tai jeigu žiūrėsim į lietuvišką dangą, tai yra miškas, minkšta paklotė, būna žvirkeliai, ten tinka ir plentiniai batai. Bet pagrindinis esminis skirtumas, kad bėgiojant Lietuvoje dažnai ar net šaltuoju metų laiku gilesnis protektorius ir toks, kuris kietesnis, geriau įsmingai žemė būtų. Tai jeigu biudžetas leidžia, tai būtų skirtingos dvi poros batų. Vienas labiau tinkamos kalnams, kitos labiau tinkamos miškams. Bet gerą pavyzdį turiu šitam, dėl populiarus toks modelis yra Hoka Speedgoat 5, kur turėjau dvi poras, tai viena pora naudota praktiškai tik Lietuvoje, su kuriais maždaug po 1200 km protektorius, jis yra nusidėvėjęs, bet aš manau, čia yra pakankamai neblogas kilometražas batams. 3000 kažkada išsukau su vienais, ne Hokom, bet... O čia tie traileriai, kaip sakai, jie pakankamai minkšti yra, bet Lietuvos sąlygom jie atlaikė 1200, bet dabar grįžau po, sakykime, tokios kelionės stovyklos Madeiroje, tai kur teko subėgti gal 150 km ir dar 100 praeit su hikins tais batais, 250 km ir jų protektorius realiai atrodo identiškai lietuviškiam dabar. Tai, sakyčiau, yra labai didelis skirtumas, kur tu tai darai ir kaip tu tai darai. Kuo stačiau, tuo didesnis yra kampas, kuo daugiau akmenų, labai skiriasi viskas nuo dangos, kaip Jonas sako. Kokybės ženklas dažnai būna Vibram padas, Lightbase'as. Mega grip. Tai gerai kimba ir daug pasitikėjimo ir komforto suteikia bėgant kalnuose. O
koks tas viršutinis batas, kokia visa kita, tai Čia nuo pėdos labai personalu. priklauso. Bet aš turbūt irgi galvočiau, jeigu žmogus pirmą kartą važiuoja į kalnus ir visiškai dar nežino, kas, nes po to visi mes pradedam suprasti, kas mums tinka. Bet jeigu toks intro taškas, nuo kurio reiktų pradėti, tai turbūt Vibram Mega Grip vis tiek kažkokie batai su to padu, bent jau žmogus nenusisuks galvos tikėtina taip greitai. Tai šitą. O jo, kaip ir tu sakai, turbūt bėgant miškais Vilniui, tai tas gilesnis protektorius arba didesni šapukai turbūt irgi yra gera idėja. Jo. Ypač ten sapeginiai arba jeigu palie kažkur gariūnuose, tai norisi visai jau to. Ne, toks jau britiškas variantas labiau tinka fell runningui. Bet po to turbūt ten jau atsidaro tada begalybės ragas, kiek gali rinktis. Kiek piniginė leidžia. Dabar jau ir trailo batai su karboniniam plokštelėm eina, nežinau, ką jis ten daro, bet... Aš gal nuo batų pridėsiu, kad dydį batų, kokį reikėtų rinktis, kad aš, ir manau, kad kiti pusę dydžio didesnius negu plentinius. Labai geras pointas. Tai jeigu ten plentiniai, tarkim, mano yra 44, tai trailo 44,5. Ir tikrai atrodo užsidėjus tos vietos daug prieki, bet kadangi reikia downhillint, tai ta pėda biški ir vaikšto, tai jeigu nenori turėti mėlynų nagų, arba jeigu turit mėlynus nagus, tai žinokit, kad reikia pusę daugiau jau. Užteko. Tai turėtų nuo plentinių batų, kurie ir pusę dydžio didesni turėtų būti. Susirišimo metodas. O mano mėgstami bėgimo batai trailai yra La Sportiva ir Sponsored by. Tai gerai, kas iš įrangos esminių dalykų lasdos? Taip, lasdos, dar gal verta apie lasdas pašnekėt, yra teleskopinės lasdos, yra 3 dalių lasdos, nežinau, yra fiksuotos, italai mėgsta, bet jiems nereiks skristi. Tai iš praktikos 3 dalių labai patogu, nes jos ir lengvesnės bus negu teleskopinės, kur tas laisvė kainuoja šitoje vietoje. Plus bėgant tu ten nesireguliuosi, kiek čia man reikia 1,20 m ar 22 m. Tai 3 dalių tavo ūgiui pritaikytos lazdos, 1,20 m, 1,30 m tame rėžė dažniausiai būna. Dabar pagrindinis gamintojas Leki, dar Black Diamondų galima surasti. Decatlonas irgi turi savo seriją karboninių. Palik mums kažką pasakyti apie lasdas. O geras Decatlono niekad nesu žiūrėjęs. Aš jas liečiau aliumininės tik tais, tai nežinau, niekom nesiskiria iš tikrųjų. Aš spėjau, kad jie dirba su kokiu nors gamintoju, to pačiu gal Black Diamond. Tas pats iš tikrųjų, ne? Jo, nes labai panašu, nes Lekių yra specifika kitokia, būtent užsegimo, jie turi pirštinaitės. Ir jos užsisega į lasdas, o būtent Black Diamondai ar Decatlonas, tai jos turi lupsus tokius aplink ir tu įsikiši rankas ir tiek. Tai bet labai panašios, aš turiu tiek Black Diamondas ir tiek tas Decatlono buvo rankas paėmęs, tai didelio skirtumo nėra, tik kainos skiriasi. O Black Diamond ar Leki, kuris geresnis? O, nežinau. Nežinai, man atrodo. Turiu abi, bet Leki irgi yra labai didelė gama ir spektras tų lasdų, tai jeigu pasiėmė tam, pavyzdžiui, labiausiai išlengvintas, tai reikia suprasti, kad karbonas lengvas, jisai bus ir plonesnis tikėtina, tai jos gali būti tokios labiau vienkartinės, kažkur įkišus giliai ir užspaudus ten su daugiau svorio, jos gali lengviau sulūžti. Tai, bet, sakau, jie turi visą gamą ir ten tikrai pagal svorį, pagal specifiką gali išsirinkti tikriausiai kokias nori. Ir treniruojantis irgi, tuose pačiuose miškuose, tai patariu naudoti tą susidėti, į kuprinytę įsidėti, išsiimti, išsiskleisti ir bėgimo metu ten savaitgalį tą treniruotis, nes dažnai mes atvažiuojame jau susidėję ir pasiruošę, o paskui per varžybas tenka jas įsidėti ir jau ten krapštomės ir nebežinom, kaip čia viskas krenta, nervai ima. Tai reikia tą susidėjimą ir pratintis. Tai nepirkite tų dinaminio ilgio, nes čia haikinimui, imkite tų 3 dalių lasdas. Ir aš tai nesakysiu, kurio gamintoja geresnis, kol dar manęs neremia jisai. Jo, bet turi abi? Taip. Gerai. Geras patarimas dėl repeticijos, repetavimo įsidėti, išsitraukti, bet tik kur įsidėti klausimas, nes galima įsidėti ir į kuprinę, kas gali būti sudėtinga, jeigu kiti daiktai įdėti. Tai prie kuprinės tvirtinasi tokios kaip strėlių dėtuvės, quiver, nežinau lietuviškai kaip gražiau pavadinti.
bet tiesiog toks kapšelis, kurį įkiši ir užsifiksuoja ir tada gali bėgti. Ir nežinau, asmeninis patarimas, bėg žemyn be lazdų šiek tiek yra smagiau, nes keičiasi visą tavo biomechaniką, jeigu turi rankose kažkokius daiktus, galų gali ir kažką padurt su tom lazdom, tai daug smagiau ir daug saugiau yra be jų leistis. Nebent jau ten bėgi 200 mylių ir kojas pavargusios, tai tada tikrai pravartu su lazdom. Tas labai gerai veikia, kai bėgi tas jau ilgiausias distancijas, kad kažkiek susitaupyti pradžioj ant tų pagrindinių lipimų, galbūt į kalnus ir kad turėti šiek tiek daugiau jėgų pabaigoj. Ir dar gerai būtų žinot, kaip su jom teisingai naudotis. Mes irgi turėdavom ir su Jonu kelias treniruotės, kur bandydom įgalinti tą techniką, tai aš tik pilos visą laiką gaudavau. Yra ten niuansų taip, nes su lasdom, čia aišku, čia jau atskira tema ir čia tikrai reikėtų jau ir gyvai turbūt arba ten video medžiagą parodyti, bet dažnai pradedantieji tas lasdas naudoja labai neekonomiškai, joms stumėsi nuo kalno ir jas deda labai smarkiai į priekį ir tada gaunas, kad jėgos vektorius, kai spaudi lasdas, yra priešingas tavo judėjimo krypčiai, tai šitie dalykai dažnai nelabai padeda, bet net ir taip bėga vis tiek šiek tiek kojas nukrauni, bet lasda, šiaip kaip ir viskas treilė čia turbūt ir yra ir įdomio ir sunkioji dalis. Labai daug technikos, kaip bėgi nuo kalno technika, kaip power hiking technika, kaip naudoja lasdas technika, tai tiem, kas ateina iš plento bėgimų, kur ten sąlyginai nedaug tų kintamųjų, tai treilė jų labai daug ir reikia nusiteikti, bet čia ir įdomioji dalis, kad tai yra daug metų užtrunkantis procesas, kad tikrai išmoktum tais visais dalykais naudotis. Tai. Bet turbūt pirmą kartą galvojant apie kalnų bėgimus ir išvažiuojant į kalnus lasdas išmintinga turėti. Čia toksai tikrai vienas iš esminių dalykų. Ir negėda naudoti. Ir negėda, taip, kaip ir hiking, taip ir lasdas naudoti negėda. O ar palėtėm visus esminius įrangos dalykus? Striukė. Taip. Pagaliau. Lempa. Ne, tu pasakėjai. Ne, tiesiog manau, kad striukė toks esminis momentas, kuri būtų svarbiausia, kad ji būtų nepralaidi vandeniui. Nes vėjas ir lietus kalnuose kitaip jaučiasi negu bėgant jūros lygyje. Ir tada jau prasideda tenais, kiek jinai kvepuoja, kiek nekvepuoja, kiek to vandens praleidžia. Tai koks šiukšlių maišas, pavyzdžiui, būtų puikiai striukė, nes nieko nepraleidžia ir jeigu jūs ten sėdėtumėt vietoj, nejudėtumėt. Tai viskas būtų gerai, bet jeigu pradėtumėte judėti... tik estetika, taip... Jeigu vienas miške, gal tas estetikos mažai tai reikia. Bet jinai atliks funkciją labai gerai, jeigu ten mažai judėsit, jeigu pradėsi judėti prakaituoti viduje, atliks labai blogai, nes tiesiog sušilsim ir, pavyzdžiui, nusiemus, ten gali labai greit sušalt nuo to prakaito. O tada jau pradedi žiūrėti striukių, kurios kvepuoja geriau, bet vėlgi reikia testuotis, bandytis ir dažniausiai tos striukės būna purkštos arba chemiškai apdorotos kažkaip, ar ne? Tai čia tas durable water repellent sluoksnis, kuris tiesiog, kad vandens lašiukai nubėgtų. Taip, bet tu to nori, kad striukė kvepuotų. Tokiu atveju striukė nekvepuos iš vidaus ir jeigu bus sluoksnis viršuje vandens ir jisai nenubėgs, striukė tiesiog nekvepuos ir bus lygiai tas pats, kas būtų su šiukšlių maišu. Tai tokiu atveju reikia irgi turėti omeny, kad ta striukė tikrai, jeigu jinai gerai atrodo, jinai netarnaus 50 arba 10 metų, jinai gali būti ir po metų, žiūrint, kiek jinai vandens gauna, ar dar jeigu mėgstate ją išsiskalbti, ko jokių būdų nereikėtų iš tikrųjų gal daryti. Skalbti, tik tai... Reikia medžiagų papildomų, kaip nuvalyti tą aliejų prakaitą ir tada būtent spec miltelius ir uždėti vėl tą pačią dangą. Tai ten jau prasideda daug visokių niuansų. Bet yra modelių tikrai, kurios naudojam dažnai, kurie yra populiarūs. Tas pats Solomonas, tas pats Innovatas ties daro ir tas pats Decatlonas. Orientyras, kad dažniausiai irgi ir varžybų reikalavimuose būna nurodytas skaičius, kokia turi būti ta striukė atspari vandeniu, tai ten 10 000 toks. 10 000 turbūt toks. Vandens stulpelio aukštį atlaiko ir jeigu mažiau yra, tai gali būti, kad varžybose ir netiks, nors ten nelabai žiūri taip. Ir svarbu, kad neklijuota būtų. Siūlės klijuotas. Siūlės būtų klijuotas, kad nepraleistų. Ten, jeigu pažasys kvepuoja, privalumas, užtrauktukas, ekstra svoris reikia ar nereikia, čia klausimas. Ir dar ar
jiem dydžių didesnė, kad pasikiš kuprinę po apačią, ar vis dėlto kuprinę dėsi ant savęs. Jo, biški, kad būtų laisvas geriau, iš tikrųjų yra, kad nebūtų jinai toks tight fit, tai rekomenduojam turbūt biški, kad būtų laisvas. Ir aš norėčiau tik po žiemos sezono, jeigu vis tiek dar svorio daugiau, tai kad... Ir jeigu važiuojate į Lenkiją, ten pastovyklauti, pasiteniruoti, o tiem kalnų bėgimam pasibandyti, visą laiką įsidėkite į kuprinę striukę, nes kalnuose oras greit keičiasi, iš tikrųjų ir atrodo gal saulėta diena, bet gali labai greit viskas pasikeisti, saugumo sumetimais tikrai reikia turėti ir vėjas aukštai pakilus visai prasideda kitoks, tai striukė tai turbūt saugumo prasme labai reikalingas dalykas. Tuo pačiu dar labai pigi investicija ir paprasta, einant į kalnus būtų gelbėjimas į plėvelę, ta tokia klijonė, kaip yra sidabrinė ir auksinė. Tai jinai gali jie tiesiog įsimetus, jeigu nešatės, pavyzdžiui, diržą, neikedą arba autošortus. Tai įsimeti dėl golos. Kalbant apie varžybus ir apie striukės, tai dar tos waterproof kelnės dažnai būna privalomas sąraše, tai bent jau mūsų visi grupiai iš Decathlon paprasčiausias turim pigų variantą ir padaro savo darbą. Tai dažnai neteko nei karto naudoti ar traukti jų. Tai čia gal reikia atskirti, pabaigiant šitą, taip sakant, rubriką, kad kai jau dalyvaujat varžybose, be išimties visą laiką trail ultramaratonuose būna prie nuostatų privalomas įrangos sąrašas. Taip. Ir ten rasit, kaip Jonas sako, tikrai dalykų, kurių tikriausia, kad nepanaudosit, kurie yra saugumui ten kaip vaistinėlės nešiojamos, ten neperšnaudomos kelnės, ten antras telefonas kartais būna ir visokie tokie baterija. 20 eurų. Tai 20 eurų asmens dokumentai. Tai ten tiesiog kartais tos dalykus tikrina, labai dažnai netikrina, bet kokiu atveju, kad ramiai miegotumėt naktį prieš varžybos, tos dalykus vis tiek turėsit turėti. Tai čia jau, kai jau ruoštas varžybom, dabar mes pasakėm tuos turbūt esminius dalykus, ką net ir pradedant treniruotis apskritai, kuriuos tikrai reikia turėti. Tai vat lazdos, striukė, batai, bent jau geri šortai. Dabar mūsų bėgikas pradedantysis visus šitos dalykus nusipirko ir galvoja atsidaręs dabar naują naršyklę į langą, užsiregistruoti varžybas. Dažniausiai randa kažkokią informaciją apie UTMB, akmenukus, įtrataškus ir tiesą sakant, net ir man dar dažnai tam painu, nes sistema dažnai keičiasi, varžybų ten daug ir dažnai, kai nesi dar buvęs kalnuose, nelabai žinai, kas ten nuo ko pradėti, tai vat, o jeigu dar pasižiūri ten kokį ahotų gidą, ten ir tuos visus trailo renginius, kurie nepriklauso, sakykime, UTMB ratui, tai jų ten iš vis yra tūkstančiais, net Europoje, ten jų labai daug. Jo, ten kiekvieną savaitę, jeigu ten Prancūzijoje, tai net po kokį 50. Tai kurie ten tikri, kurie netikri, nuo ko pradėti, kaip ir čia toksai tikrai klausimas nuoširdus, ką jūs parekomenduotumėt pradedančiajam, kur užsikabinti, kur, pavyzdžiui, važiuoti, kur nevažiuoti. Aš tik galvoju, pirmiausia, kai tu sakai, atsidarau puslapį ir pradedu ten žiūrėti UTMB varžybas, tai matau, kad visur soldautas yra. Jau vėlu. Jo, jau vėlu. Nes reikia varžybos. Čia pastaraisiais metais, čia mano kaip senbuvė, aš atsimenu, kaip prieš kokius ten 10 metų, tai net minčių tokių nebūdavo, nori ir važiuoji. Tai dabar nebe taip. Dabar ne taip, reikia metus į priekį planuoti iš tikrųjų tas varžybas ir tokį nuvažiuojant į traukinį sunku pataikyti iš tikrųjų. Jo, o kitą nežinau. Šiaip tai geriausia turbūt iš draugų patekti į bėgimo klubą ar į bendruomenę, ta pati LTU Trail Running Nation. Tenai žmonės kartais ieškosi kompanijos, tai galima prisijungti ir tikrai daug smagiau ir logistiką pasidalinti ir apgyvendinimą su kažkuo, galop ir treniruotis turėsi su kažkuo tam pačiam tikslui. Tai man atrodo toks kaip ir pirminis šaltinis būtų bendruomenė. Tada, jeigu vis dėlto savaitgaliai nesiderina ir reikia kažką prie atostogų komplektuoti. Taip ir norėjau sakyti. Jeigu draugų nėra, tada atostogų. Važiuoji su šeima kur nors ir žiūrėk, apsistosi netoli kalnų. Gal ten kas vyksta, tai aš naudoju pagrindė ITRA. Man atrodo, kokį 90% varžybų vis dėlto yra tenais surašytos,
Tai ten gali ir per žemėlapį, ir per datas atsifiltruoti. Puslapis ne pats draugiškiausias, lagina dažnai, bet jeigu kantrybės yra, tikrai galima išsiguglinti kokias varžybas aplinkui ir tenais bus nuoroda ir į tą patį varžybų puslapis. Tai būtų, mano gal go-to vieta. Ir ITRA šifruojasi tai kaip International Trail Running Association. Tai dar turbūt verta paminėti, kad tai yra ir, kaip tie, kas, pavyzdžiui, maratonus bėga, tai ir lygiuojasi pagal PB maratono, tai trailininkai, kurie jau įjungia į šitą sportą labiau matuojasi ITRA taškais. Tiesa, yra šito. Reikia patikslinti, man atrodo, ne ITRA taškai, ITRA reitingas, nes taškai ten turi irgi kitą prasme. ITRA reitingas, taip, bet visi trailo bėgikai automatiškai yra tas skaičiuojamas ITRA reitingas. Kaip kitaip pasimatuosi, jeigu vienas bėga maratoną su kilometrų sukilimo, kitas bėga ten 50 km su 4 sukilimo, pavyzdžiui. Tai nei danga, nei oro sąlygos. Tam ir yra išvestas ITRA reitingas, kuris už kiekvienas įveiktas varžybas tau skiria kažkokį tai reitingo balą. Tai ten dažniausiai nuo 300 turbūt būna iki 999, iki 1000. 9. Jo. Tai kiekvienas įveikęs varžybos gauna kažkokį reitingą ir jisai akumuliuojasi. Vidurkis kažkoks išvedamas yra ir gali pasilyginti su... Kas Lietuvoje turi aukščiausius reitingus? Gediminas Grinius. Arba Domantas. Ne, Gediminas Grinius turėtų būti. Turbūt. Ilgą laiką. Ten galop yra ir kategorijos, 100 mylių, 100 kilometrų, 50. Skirtinga. Ir dedamųjų yra šiek tiek daugiau pačiame tame reitinge negu maratone, tai yra ir danga, ir atstumas kilometrais horizontaliai ir vertikaliai, maitinėlių skaičius. Statistika, kaip pasirodė visi. Taip, būtent nuo bendro pasirodymo priklauso būtent tą varžybų dieną, nes galbūt sąlygos buvo prastesnės. Tada greičiausias bėgikas, kuris šiaip turintis aukštą reitingą, pasirodė daug prašiau, bet tiek laimi. Tai viskas yra kažkiek sulygiuojama. Tai toksai sudėtingas algoritmas, bet... Prieš varžybas nepasakysi, kiek reikia subėgti, kad gautum konkretų, nebent vyko varžybas praeitais metais ar užpraeitais ir nesikeitė niekas ir oro sąlygos nesikeitė, tada gali pasižiūrėti. Tai jeigu aš noriu ten surinkti X taškų, tai turėčiau bėgti ten 6 valandas ar kažką tokio. Bet kol kas, sakyčiau, tas reitingas yra geriausia, ką turi trail bėgikai, galėdami sulyginti savo, kas norėtų rezultatus pasižiūrėti, ar susilyginti ten reitingą kokį nors, tai čia yra, sakykime, Holy Grail. Aš tik gal pridėsiu, kam jis reikalingas irgi praplės, nes yra ITRA reitingas ir ITRA taškai. Dažnai būna varžybų, kur privaloma jau turėti tam tikrą ITRA taškų kiekį įveiktų. Kad tave priimtų į žaidimą priimtų. Tai čia tam, kad tu nesugalvotum kalnuose būtent 100 km iš karto nuo sofos atsikėlęs bėgti, yra toks saugos mechanizmas. Prieš savidestrukciją. Pirmiausia, turi įveikti, galbūt surinkti bent kelis 2 taškus. Piramidę, ir tada galėjai registruotis į kitas. Bet tai yra visai kas kita nei UTMB taškai. Taip, čia prasideda painiava. Bet galima trumpai apie tai pakalbėti, nes turbūt vis tiek tie, kas jau pradės domėti šito sportų, galiausiai atsiremsi tas 4 raideles UTMB ir turbūt sutiksit vis tiek, kad nėra svarbesnio metų renginio trailo pasaulyje kaip UTMB tas savaitė ten visa. Tai ir 100 mylių UTMB bėgimas vis tiek yra ta tikroji ultra trail olimpiada, kuri vyksta kiekvienais metais Šamonį aplink Montblaną. Ir tai yra didelė jau korporatyvinė organizacija, kas dalis senųjų trailo vilkų jau gana net ir prieštarauja tam, nes iš tikrųjų per pastarąjį dešimtmetį ta etika tokia tikrai pasikeitė, kur anksčiau tai toks buvo labai laukinių žmonių, kurie kaip Anton Krupicka nuogi ir ilgais plaukais bėgiodavo. Ir ten buvo viskas neformalu ir labai draugiška, tai dabar jau tapo tikrai organizuotų didelių sportų. Tai tas ne visiems patinka, bet realybė yra kokia yra. Tai vis tiek tas UTMB, kaip yra šitas, kaip ir jo aukščiausias standartas ir visi, dauguma turbūt trailo bėgikų, kurie, gal nežinau, ar sutiks ar paprieštarausit, bet vis tiek svajoja bent kažkokią UTMB varžybų, ar trumpesnę distanciją, ar ilgesnę subėgti. Tai vat kaip
kaip ten veikia ta dabar sistema, kokios ten yra UTMB varžybos ir akmenukai, kažkokį intro galit padaryti? Ar čia jau dar 24 valandos? Knyga šitom. Bet ar čia vakarykštės naujienos, ar čia už vakarykštės? Nes tai keičiasi visai. Keičiasi, ja. Dabar jau gal nusistovėjo šiek tiek per pastaruosius metus, kai išsigrynino tą formulę. Man atrodo, pernai, pavyzdžiui, net su pačiais lyderiais nebuvo aišku, ar jiems reikia kvalifikuotis, ar nereikia kvalifikuotis, kad galėtų. Bet reikia visiems. Turi kvalifikuotis visi. Nu, dabar, man atrodo, top 3 neprivalo, bet top galiu 3, klysti. Kurie laimė varžybas. UTMB pačias varžybas. Tai dėl Vomdilio buvo neaišku, nes jis kaip ir Kroatija bėgo, nes atrodė, kad jam reikia bėgti, bet tada kaip ir nebereikėjo, bet jau buvo subėgęs. Bet paprastam žmogui. Bet paprastam žmogui, tai jo, yra ITRA varžybos, bet jeigu jos nepriklauso UTMB varžybų pasaulyje, tai tada nesiskaito jos. Turi bėgti varžybas, kurios, kaip čia, neba UTMB vadinasi. Tiesiog, kurios gali turėti UTMB reitingą. Jo, kurios turi UTMB reitingą, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 100 mylių. Pas mus pavyzdžiai būtų Kuršių nerija tikrai turi, Kernavės Trail tikrai turi UTMB reitingą, Miško trasa. Miško trasa tikrai. Trailo kalvė irgi, man rodos, neturėjo? Turėjo. Gali būti. Tai jie visi turi tos taškus, bet priklausomai nuo koks tas UTMB 20, 50, 100, tu tik tą gali gauni akmenų. Toj kategorijai generuojasi reitingą. Turi turėti reitingą, kad galėtum registruotis į varžybas, kuriuose gali gauti akmenukus. Akmenukus dalina ten Europoje gal 5 varžybose. Tai dabar paleido Mallorca, Valdaran, tas pats UTMB, Nica, Snaudonija, Lavaredo, mes iš Lavaredo. Nica, jo, tai va 6 net. Tai subėgi jas, finišuoji, gauni kažkiek ten tų akmenukų, tada tie akmenukai virsta tavo biletais, jeigu tu nori registruotis į tos pačios lygos. Ir dalyvauti konkurse. Jo, dalyvauti konkurse. Jeigu nepatenki, akmenukai grįžta, jeigu patenki, sudega. Tai aš manau, dalis žmonių dabar tokių pastėrusių žvilgsnių turbūt klausosi arba žiūri mūsų arba jau išjungia šitą epizodą, bet iš tikrųjų tai juokauju, bet tikrai yra komplikuotas dalykas, nes jau šiaip pradėti bėgti trailą nėra taip jau akivaizdu, bet jeigu norim pakliūti UTMB 100 mylių, tai yra jau, nu, kaip minimum kokių 4-5 metų projektas dažnai, tai ir subėgti visas tas kvalifikacinės varžybas reikiamas, surinkti akmenukus ir dar tikėtis, kad laimėsi loterijai, tai toksai, jo, čia yra reikalų. Tai dar kita populiarėjanti serija varžybų yra Golden Trail series, kurios atvirkščiai negu UTMB koncentruojasi labiau į trumpas ir statesnes varžybas. Ten, pavyzdžiui, nuo 20 iki 30 km su 1,5 ar 2 km vertikalaus surinkimo. Ir jis irgi labai populiarėja, tik ten sąlygos patek šiek tiek lengvesnės. Ten tiesiog spėti užsiregistruoti reikia ir tiek. Ir ten irgi yra labai ir stiprių sportininkų dalyvaujančių. Ten kaip ir irgi yra taurė, sakykime, metų gale bėgamas yra finalas, tos varžybos yra ir transliuojamas, jie daro labai įdomias apžvalgas kiekvienų varžybų ir tiesiog, nu, kažkas kitokio. Ne tik viskas yra ultra ir virš maratono, bet yra šis bei tas trail bendruomenė ir žemiau maratono, būtent kur galima išsibandyti. Nu, aš čia įdomu, kad kiek esu kalbėjęs su daug bėgikų, kurie lietuviai važiuoja užsienį, tai kažkaip visą laiką galvoja, kad jeigu nėra bent maratono, tai neverta važiuoti tos kalnus, kad gaila. Dėl to, pavyzdžiui, yra labai įdomus visas žanras bėgimų sky race arba vertikalūs kilometrai, sakykime, kur ten užtrunka žmonės apie pusvalandį tiesiog kapodami vertikalų kilometrai kalną, tai labai nedaug lietuvių yra sudalyvavęs, sąlyginai yra vos keli gal sudalyvavę tose varžybose, nes daugumai galvoja, ką aš čia dabar pirksiu bilietą, važiuosiu į tas varžybas, tai yra šiek tiek, bet pakalbėjom dabar irgi apie tai, čia suprato gal jau žmonės, kad čia nėra taip paprasta viskas, bet maždaug nušvietėm tą sceną tarptautinę ir kokios būna varžybos. Jonas jau šiek tiek užsiminė apie tas bendruomenės ir forumus Lietuvoje. Ką dabar reikia žinoti apie Lietuvos trailo sceną Lietuvoje? Kokios yra bendruomenės, varžybos, treniruočių grupės, ką jūs, sakant, duodam kreditą visiems aplinkui
aš manau, nebijom, pabandom visus suminėti ir vat, žmogui, kuris norėtų susidraugauti su kitais bendraminčiais, sudalyvauti varžybose, galbūt susiras trenerį, ką daryti. Aš manau, pirmiausia, ką turi padaryti, tai į Facebooką ateiti ir nueiti į grupę LTU Trail Running Nation, tai prisijungti prie tos grupės. Ir ten yra pagrindinis Lietuvos turbūt vieta, kur rasi visas naujienas, kur kas važiuoja, labai draugiškas communities iš tikrųjų. Ir gali uždavinėti ir klausimus, ir tau padės. Nebijot kvailų klausimų. Ir visokie renginukai organizuojami, ir savaitgalio išbėgimai, viskas ten atsiranda. Tai tokia vienas hubas, viena vieta, jeigu vieną dalyką, ką gali padaryti, tai tenai prisijungti iš tikrųjų. Ir tada jau tave informacija jau pradės surasti, atsirasti tame burbule. Taip. Jo, toliau gal nori Jonas arba Edvardas papasakot. Galima pavardinti turbūt bėgimo klubus, kurie su trailo, kurių ruošia daug iš Aš noriu taip pamažėlę pradėti galvoti. Aš prisijungi į grupę, tada galbūt prisijungi prie kažkokių savaitgalinių iniciatyvų. Nes į klubą jau tokie biškiai yra commitmentas. Ir atsiranda ir pinigai. Iniciatyvos biškiai apmirusios. Būdavo tradicinės apeiginės šeštadieniais 9 ryto prie kraujo centro. Vis dar būna, bet dažnai spontaniškai susirenka žmonės. Kaune žinau, kad organizuoja reguliariau. Kleboniškio pėda, tarots darbo dienom. Monika Milė. Taip pat organizuoja ketvirtadienį. Mes kelią dėl to kelio. Kurie tikrai surenka daug žmonių. Tada dar yra Aglinsko, Karoliniškio. Galima rasti Aglinską ant Gariūnų kalno. 6 ryto. Jo, bet yra jo savaitiniai išbėgimai Karoliniškėse, kur irgi Facebook'e galima surasti informaciją, prisijungti ir rasti. Tai planai visas tos iniciatyvos vyksta per tą kanalą irgi ir tas klaida iki ten nenori ateina ir tu pamatysi tos renginius bendrus, tokius arba susitikimus. Arba tada organizuojamos spontaniškai nemokamos treniruotės irgi to pati Žlabio yra treniruotės kažkokios. Tai Wild Souls, tai jisai tikrai nuolatos ten organizuoja vis kažkokius susibūrimus. Liepkalnį pabėgioti ir lasdas pasibandyti, tai irgi proga išsirenka lasdas tokiai treniruotėjai. Jo, tai kai tuos social runus išsibandai, tada jau turbūt galvoja apie kažkokius tai klubus trailo. Tai pirmiausia, į Love Streams Running ateini pasibelti. Ir čia sumokėjom Lūrinę. Ar geras bėgimo klubas? Neblogas. Jo, toliau yra turbūt Vaido, Wild Souls, ar ne, bėgimo klubas. Kančys Origami Runners irgi ruošia. Manau, populiarėjant trailui, aplamai visose klubuose atsiranda kažkoks susidomėjimas ir pereinama prie to, manau, kad treniruoja daugumoje klubų gali trailą pasiruošti kažkiek, bet kuriuos išvardinam, tai turbūt pagrindiniai. Kas galbūt Vilniaus bėgimo klubas. Vilniaus bėgimo klube irgi yra trailis. Tai manau, kad dabar visur yra trailis. Mūsų legenda Gediminas Grinius irgi treniruoja. Žinau, kad jo tikrai fokusas nėra pagrindinis gal į Lietuvos sceną, tai jisai gal dabar net ir nesistengia būti jau taip kasdien matomas, bet jisai treniruoja daug metų ir aš žinau, kad visai nemažai lietuvių pasitreniruojas. Trail Running Factory. Taip. Ir organizuoja Gedas ir stovyklas, nuolatos irgi. Tai irgi, sakau, tai yra daugiau tarptautinė tenai grupė žmonių aplink jį susibūrusių, bet ten lietuvių visą laiką irgi matosi. Tai irgi šitą būtina paminėti. Stovkės labai gerai. Varžybos. Tada svarbiausias tikriausiai arba populiariausias, tai daugiausia žmonių surenkanti tikriausiai Kuršių nerija, kuri vyksta spalio mėnesį. Ir ten yra... Čia turbūt yra pagrindinė trail fiesta. Užbaigimo sezonai, toks labai geras uždarimas. Ten gali išsirinkti bet kokią savo patinkančią distanciją, jei neklystu vos nuo 10 km iki dabar jau iki 100. Ir pagal savo pajėgumą, pagal savo norus išbandyti Kuršių neriją gražiai. Taip pat Kernavės trail, kurie švenčia 10-metį šiemet ir turi progą savo 100 mylių. Ir turi taip pat 80 km, 40 su truputėlį kilometrų distancija, taip pat labai gerai žinomos įdomios varžybos ir tuo pat metu iš ilgesnių dar turim Trail Kalvės varžybose, čia visai nesenai vyko. Nelytuje Aukštadvaryje, taip, jie taip pat turėjo ultras, kurios irgi buvo nominuojamas ITRA reitingui taškams, tai čia, man atrodo, atsirado pas mus Lietuvoje trečiosios varžybos pagal ITRA taškų skaliai, kas reikštų, kad jau
pagaliau Lietuva gali prisijungti prie tokio visai nesenai startavusio projekto ITRA kaip nacionalinė lyga, tai galima dalyvauti visose šitose 3 renginiuose ir tada ta pati ITRA veda nacionalinės lygos leaderboardą tokį daro, kas, idėja yra tokia, kad nekeliauk ten į kitą pasaulio kraštą, bet turi galimybę bėgti lokaliai ir gali rinkti būtent taškus kaip žaliai, tvariai, sakykime, bėgioti. Tai čia sakyčiau tokie 3 pagrindiniai iš didžiųjų varžybų trailo. Geras, apie šitą aš tai net nežinau. Tai tik nuo šiemet. Ir X-trasą reikia irgi. X-trasą. Jo, nepamiršti. X-trasa su savo ultra trasos, tokiais side questai, žinai, miško trasa. Bet šiemet lyg nebus. Ne, ultra trasos, nebus, sakė. Bet X-trasa tai turbūt vis tiek irgi toks, sakyčiau, gal unikaliausias sugalvojimas trailo varžybų, nes nors tai ir nėra kaip ir kalnų bėgimas, bet turbūt sutiksit, kad arčiausiai pakilimo, bent jau prasme, tai arčiausiai tos kalnų patirties, kur ten jau reikia ir to viso fitneso ir įgūdžių nusileidimo ir visko, kaip dažnai reikia ir kalnuose. Tai turbūt niekam, kas galvoja apie kalnų bėgimus, nereikėtų praleisti pradžiai X-trasos, tikrai pabandyti ten pasikankinti, ypač kokiuose ten Gariūnuose ar... Labiausiai patinka, kad vyksta tos varžybos prasideda tada, kai tu jau nuguli pilvuką augint žiemai. Ir žinai, jau, X-trasos sezonas prasideda ir tada gali per visą praktiškai rudens ir žiemos sezoną turim varžybų sąrašą, užsipildo, kas yra tikrai smagu. Tikrai X prasme pateisinama, atsimenu, mes darėm treniruotę, -20, ruošėme startui, sapiginiai. Baisu buvo. Tai apkalbėjom kaip ir visą tą starter packą, kokią įrangą, kaip ten atrodo treniruotės, kur važiuoti į varžybas, kaip susipažinti, kur rasti apie vietinius renginius. Tai man atrodo, kaip ir tokį visai gerą tokį intro padarėm. Įdomu dar pabaigai pakalbėti apie, kas dabar vyksta šiaip Lietuvos trailo scenoj. Man įdomu visai išgirsti apie, nes dabar vyks, palaukiu, čia šį ar kitą savaitgalį. Šį savaitgalį jau Europos čempionatas trailo. Ir važiuoja Lietuvos rinktinė ir turim dabar jau veikiančią Lietuvos ultra draugiją, taip? Ar ultra trail, ar jinai vadinasi tik Lietuvos ultra bėgikų draugija. Ultra bėgikų draugija, kuri organizuoja ir renka rinktinės. Tai kaip atrodo tas ūkis ir kaip gal atrodo iš sporto pusės Lietuvos trailininkai dabar? Edvardai. Aš vandenį geriu. Edvardas važiuoja į Europos čempionatą. Jau kai laida išeis, gal jau bus įvykęs. Kaip manai, kaip seksis? Kaip sekėsi jau papasakoti? Jokio spaudimo, matau, nededa draugai, Edvardai. Nuo ko pradėti? Tai kada mes su Jonu prisijungiam prie draugijos? Porą metų oficialiai. Prieš porą metų. Dar biškį seniau, taip. Su tikslu kažkiek struktūrizuoti tas atrankas ir jas kažkiek praskaidrinti, pateikti tam tikrą modelį, kaip galima rinkti atletus. Ir į ką atsirėmėm, ką jau minėjom ne kartą šitam pokalbėje, tai į ITRA reitingo sistemą, kuri yra artimiausia mums trail bėgikams. Tai yra labai, bent jau iš to, ką bėga ir kas populiaru lietuviam, vėl sieju, ką Jonai sakė, kad nieks nenori važiuoti dėl 10 kilų kažkur į užsienį, tai visi bėga ilgas distancijas. Tai pavyzdžiui, tas ilgas distancijas tam pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose, pagal jas pakankamai lengva yra atrinkti atletus vien pagal tą reitingą, nes tu tiesiog turi ekvivalenčias varžybas užsienyje, kurios yra bėgę atletai ten per paskutinius, tarkim, metus ar 2 metus ir tu gali matyti būtent jų tą lygį, kaip jie atrodytų varžybose čempionate. Tai ten pakankamai viskas aišku atrankoje ir visai gražiai struktūrizuojasi, bet trumpesnėse varžybose, tam pavyzdžiui, bėgimas vertikalaus varžybose, ten 7 km su 1 km aukščiu, tai yra jau kažkas tokio, ko dažniausiai nevažiuoja ir net nebandai, vien dėl to, kaip skamba. Skauda. Taip, tai tada prasideda jau tokie labiau individualūs niuansai dėl pajėgumo, pavyzdžiui, ten, kas jau X-trasoj dalyvavęs, kas yra irgi, bent jau Lietuvos formatu, tai tikriausiai tikrai parodytų tą
tam tikrą neblogą lygį ar pasiruošimą žmogaus. Taip pat yra ta trumpesnė distancija, kur yra 15-20 km atstumu, tai ten irgi šiek tiek ITRA padeda, bet nebūtinai, nes vėlgi ne visos varžybos yra reitinguojamos, ne visi bėga tas trumpas varžybas, bet mes taip pat tada tos varžybos gaunasi, kad mažiau sukilimo yra, tai gali vertinti ir kitais tiesiog kriterijais, dar pasitelkdamas kitus kriterijus. Aišku, lengva būtų susirasti tą rinktinį žmogų, galbūt kas yra bėgęs panašiai ir turi tą reitingą, tai tokių tikrai yra, bet yra ir kitų niuansų. Ne, bet gal tos trumpesnės varžybos daugiau remiasi į tavo fizinį fitnesą, kiek tu esi greitas ir koks aukštas tavo vadų maksas, negu lyginant ten jau maratono distanciją, kur tikėtina, kad lyderiai gal arčiau 6 valandų bėgs. Tai čia ir kontrolės, ir dažniausiai šitose varžybose nei kuprinytės nereikia, nei lasdų nereikia. Net neleidžiama. Šortai, maikė važiuojam, ir batai. Ir toks gan greitas bėgimas gaunasi. Ja, gal technikos mažiau, gal reikia, jeigu bėgi tik į viršų, tai dėl to mes, ir kai darėm tą atranką, sudarinėjom šių metų komandą, tai kriterijai buvo ne vien ITRA, o visos tinkamos patirtis, tiek gal olimpiniai rezultatai, tiek gal orientacinės varžybos, kuriuose irgi prizinės vietos užimtos. Tai tiesiog bandėm būti kuo laisvesni, bet tuo pačiu ir objektyvesni, atsirinkinėjant stipriausią komandą. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tikimės tikrai. Pirmą kartą turėsim vieną, turbūt patį rimčiausią maratonininką. Kuris bėgs kurią distanciją? Bėgs 15-16 km ir beveik, ten kilometras į viršų. Į viršų ir ją pačią toks. Užbėgs į kalną ir nubėgs nuo kalną. Tai labai fainas toks Remigijaus tas tiltas, nes daug, turbūt visi plento bėgikai Lietuvoje gerai žino ir maratonininkai žino, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip toks tikras, turbūt, greičiausias maratonininkas, kaip jisai pasirodys ten kalnuose, šiaip labai įdomu. Jo, bet jisai turi... Pasiruošimo etape jau netgi per pastarosius mėnesius turėjom ir aukštadaurio varžybas Trail Kalvės, ir miško trasos varžybas, kur Remigijus bent jau Lietuvos scenoje trailo lygmenių atrodo labai kietai. Be problemų bėga. Tai, su ilgesniam varžybam jau tada daugiau žiūrim į jau tikrai kalnų patirtis ir stažą. Noriu paminėti, nes man atrodo labai skauda, gal kai subėgė Kuršių neriją ir tas reitingas atrodo toks labai nekoks ir mes irgi uždedam kriterijus, kad ten turi būti vyrukam 6 PM, merginam 5 PM berods ir iš tų varžybų negauni. Tiesiog, kad grinai tą skaičių nereikia taip žiūrėti, nes mūsų lietuviškų trailų specifika ir trumpumas gal trasų, jis tikrai veikia, baudžia ir neduoda tiek. Reikia būti labai greitų bėgikų, kad gauti reitingą, bet ilgesnėse varžybose tas reitingas būna aukštesnis ir kalnuose ypač galima gauti aukštesnį reitingą. Drįsčiau, tai gal kokį 10% galima geresnį rezultatą parodyti. Ir šiaip istoriškai visą laiką lietuviai aukščiausiam lygiai pasirodo geriausiai, kuo yra ilgesni, sunkesni, techniškesni bėgimai. Ten ištvermės tam kaip ir dviračių sporte, kaip ir 24 valandų bėgimuose visai turim neblogą vieną sportininką. Tai trailė lygiai tas pats, tai čia turbūt kažkas yra ir mūsų genetiniam kode, kas padiktuoja. Lietuviai moka kentėti. Moka kentėti. Tai tai man atrodo, kaip ir padengiam visą partitūrą, ką mes čia buvom šitam intro epizodė sustarę pasišnekėti, ar dar kažkokių turit finalinių pastabų, palinkėjimų arba atgrasimų mūsų klausytojam, ką dar, kaip sakant, pabaigai pridėtumėt. Aš tikiuosi, kad neišsigandot, nes čia gal daug kur maišiam trailą su ultramaratonu ir kalnų varžybom. Tai trailas užtenka į mišką išbėgti, jau yra trailas, tai tos distancijos yra gal ir nuo kelių šimtų metrų iki kelių šimtų kilometrų. Tai pradėkite nuo ten, kur jaučiatės patogiai, nuo lietuviškos gamtos, nuo lietuviškų trailų, nuo mažų distancijų ir po truputį
susikurkite tą tokį bagažą patirties ir tada galima bandyti jau ir kažką rimčiau ir linksmiau. Rašykit Jonui, Laurynui, Edvardui, prasibėgsim kartu laisvai, suderinsim laiką ir tikrai pabėgiosim po vietas, kurios man labiausiai patinka Vilniuje, jų ne viena ir ne dvi. Super. Tai jau dabar prisišnekėjai, lauk žinučių. Aš Lauriu numesiu numerį komentaruose. Yeah. Bet iš tikrųjų aš irgi pabaigai norėčiau nuo savęs irgi pasakyti, ir paantrint Jonui, kad trailas tikrai, nors šit skambėjo daug, kai kalbėjome apie įrangę, apie varžybas, viskas sudėtinga, bet galiausiai to viso pradžioje yra turbūt pats toks natūraliausias ir tikriausias bėgimas, kur tiesiog pasileidi plaukus, išbėgi į mišką ir bėgi ir tai tas visas, jis dabar yra labai techniškas sportas ir ten labai daug niuansų, bet kartu tas bėgimas gamtoj ir reljefų ir yra trailo ištakos ir tame ten yra tas vidinis pankas trailo ir toks trailo visa pradžia buvo tokia šiek tiek antisisteminė ir prieš tas, aišku dabar jau čia diskusinis klausimas, kiek tos dvasios dar liko, bet aš manau, kad jos dar kažkur giliai tikrai liko, tai tiesiog tikiuosi, kad po šito epizodo kuo daugiau žmonių pabandys gal pirmą kartą ir gal kažką gyvenime atras gražaus. Tikiuosi. Tai va, ačiū Jums ir tikiuosi, kad dabar trailininkų po šito epizodo padaugės, o ne pamažės. Ir tikiuosi, kad grįšim dar prie siauresnių temų ir padarysim 24 valandų epizodą apie bėgimo lazdas. Stebėsim Trail Running Nation subscriberių dabar. Ačiū. Iki kito epizodo. Iki.